kurie visko bijo ir nusiplauna rankas. Nes atėjus tokiai dienai, nežinau, kur tau reiktų dėtis, Felė. Negali būti, jie tave labai primušė. O tave, žiūrėk, koks tavo veidas. Taip, šiek tiek apdraskė. Žinok, jie neįsisuks. Tikrai neįsisuks. Kodėl taip sakai? Negi praneši policijai, o gal jau pranešėjai? Ne, pirmą norėjau su tavim pasikalbėti. Nebūkim kvailiai, nepraleiskim pro pirštus. Jie manė, kad aš miręs, supranti? Tai rimta, labai rimta. Žinau, kad rimta. Vakar prieš mane paleisdami sakė, kad užmusiu, jeigu prasižiosiu. Štai kodėl nenoriu niekam pranešti. Jie žino, kur mane rasti. Vėl pričiups. Nebijok. Policija pasirūpins, kad jie paliktų mus ramybėje. Kokioje planetoje gyveni? Policijai nepatinka tokie kaip aš, supranti? Neištversiu apklausos. Pradėsiu verkti, o jie pradės iš mane šaipytis. Niekam nesakykim, būk geras. Rokai, niekam nesakykim. Gerai, nusiramink. Nepritariu tau, bet jeigu nelieka kitos išeities, man teks patylėti. Gal tie žudikai atėjo mūsų ieškoti? Kas ten? Rokai, čia aš, Vika. Vika, ką čia veiki? Labas. Užėk, užėk. Nepyk, kad atėjau nepranešus. Man buvo labai neramu. Norėjau sužinot, kaip jauties. Jaučiuosi gerai. Jaučiuosi gerai. Ačiū, kad pas jį nuvažiavai, Vika. Dėkoju. Nėra už ką. Gerai, kad pranešiai. Kaip tu jauties? Gerai, gerai. Labai įsigandęs, bet gerai. Jau eisiu. Visu. Visada ne. Iki pasimatymo. Net atsisveikinti negaliu. Jis visas sumuštas, matėjai? Skauda? Šiek tiek čia. Pie tave sumušė. Nesikrimsk. Labai išsigandau. Tikrai. Kodėl pamelavai apie grupę? Reikėjo kaip nors prie tavęs prieiti, nes norėjau padėti. Nebūtum manęs prisileidus. Aišku, nebūčiau prisileidusi. Man nereikia tavo pagalbos. Gali būt. Bet prižadėjau kitam žmogui. Kam? Nesakysiu. Pasakyk, nes gausi į galvą. Kam? Nusiramink. Tarėmės, kad kalbėsim kaip normalų žmonės. Atsiprašau. Kam prižadėjai? Ramiai. Javierui. Javieras prašė, kad man padėtum? Taip. Matyt, kad jis tave myli ir rūpinasi. Jam neramu, nes man primelavo. Kvailys. Ne, jis nekvailys, tiesiog pasuko neteisingų kelių. Kodėl ėmėjai gint? Ne, neginu. Tik suprantu. Taip sakai, nes tau niekad nemelavo taip kaip man. Galiausiai pasakė tiesą. Todėl, kad Luhana privertė. Galvo, ką nori. Norėčiau, kad man atrodytų taip kaip tau, bet negaliu. Kodėl? Ar tau jis patinka? Nežinau. Galiu pasakyti tik tiek, kad man skaudu prisimint, kaip jis man melavo. Vadinasi, jis tau patinka. Klausyk, Pablai. Kuo greičiau ateik į mokyklą, atsitiko baisi nelaimė. Franciskas rašo. Kas atsitiko, gal tu ką nors žinai? Tikriausiai dėl Roko. Nežinai, kas Roko atsitiko? Ne, kas atsitiko? Ačiū. Jeigu būčiau žinojusi, kad siūsi žinutę šitai kvaišai, nebūčiau skolinus. Nebūk tokia. Mums jos reikia. Kam tau jos reikia? Man nereikia. Su juo daugiau niekada nesikalbėsiu. Marisa tikrai sugalvos, kaip juos rast. Mes visą vakarą ieškom, bet nieko nepešėm. Palauk, šitą sužinojom. Mičia pasakė, kad jie buvo mokiniai. Žinai, kiek žmonių mokėsi Elito gimnazijoje? Daug, bet Sužinojau apie Roką. Noriu padėti. čia mūsų reikalas. Tu čia nereikalingas. Rokas ne tik tavo, bet ir mano bendraklasis. Turiu teisę padėti. Tai tikra tiesa. Kaip jis jaučiasi?
Vika nuėjo sužinot, kaip jis jaučiasi ir pasiliks su juo. Džiaugies? Apsidžiaugsiu, kai sužinosiu, kas jį užpuolė. Buvę mokiniai jų labai daug. Gal siūlysi eiti iš vienų namų į kitus, kol surasim? Kas tau darosi, aš nusteikęs padėti? Ne, atsiprašau, gavau buvusių mokinių, kurie tą dieną susirinko sąrašą. Tikrai? Kaip tau pavyko? Mičia davė. Jų labai daug. Kaip sužinosim, kas mušė roką? Nežinau. Galima surengti buvusių mokinių susirinkimą, kad visi sueitų į mokyklą. Genijus, matai, mums jo reikėjo. Visai ne, ji šaunuolė, kad gavo sąrašą. Taip, šaunuolė Felė. Ačiū. Štai. Lipk, lipk. Kodėl susitikinėjai su mano mergina? Ramiai. Ką veikia su mano mergina? Diego nelies. Čiop, tu mano mergina. Apie tai vėliau pasikalbėsim. Su tavim neįmanoma kalbėtis, kvaiša. Nevadink jos kvaiša, mulki. Nusiramink, Rudi. Augustinai, namai mokyklą. Diegai, vėliau susitiksim. Atiduosiu mašiną ir ateisiu pas tave. Klausyk, Augustina, mano mergina. Edgaras, mano uošvis, o čia mano mašina, supranti? Kągi. Būk geras, mums reikia į mokyklą, prašau. Mūsų ten reikia. Kalbėkit po vieną. Kodėl staiga tai panorot išėti? Mums reikia į mokyklą, bet negalim pasakyti, kodėl. Neprisiversit košės? Ne. Ko juokies? Nieko. Kai palikau jūs vienus, maniau, kad mirtinai susipešė. Bet dabar jūs tokie vieningi. Kas atsitiko? Nagi, ko laukit? Juk labai skubat. Eikit. Greičiau. Alio. Sonia, kaip laikais? Ne, Marisos nėra. Su Pablu išėjo į mokyklą. Nežinau, kažkokie nemalonumai. Turėjo kažką sutvarkyti. Sonia, norėjau šitą pasakyti. Ačiū, kad buvai mano pusė. Laura, kodėl Luhana negrįžta? Lola, per daug nesitikėk, kad Blasas Luhanai pasakys adresą, gerai? Kodėl? Blasas nekenčia Luhanos. Negavai, tiesa? Gavau. Noriu ją aplankyti. Luhana, noriu ją aplankyti. Su viena sąlyga. Kokia? Noriu eit kartu. Gerai. Aš irgi eisiu su jumis. Ne, Laura, tu pasilik ir susitaikyk su Marku. Bet aš noriu eit su jumis. Aš noriu, kad Luhana mane palydėtų. Kodėl mane persekiojai? Noriu paklausti. Pasakiau apie Roką, ką žinau, neklausinėk. Ne apie Roką. Kodėl savo tėvui pasakei, kad aš tau papasakojau apie jį ir Soniją? Ką čia kalbi? Neapsimetinėk, kad nieko nežinai. Tau atėjo į mano kambarį ir mane apkaltino. Supratau. Kiek pinigų mano tėvelis išleidžia, kad jo melas neišaiškėtų? Koks melas? Kad jie susitikinėja su Sonija ir taip toliau? Kai juos mačiau besibučiuojančius, nepamaniau, kad apsimetinėja. Ką? Jie pastatė mašiną, manęs nepamatė ir puolė bučiuotis. Palauk. Ką pasakė, jie bučiavosi? Tai bučiavosi, paskui prašė, kad nieko nesakyčiau. Nei tau, nei Marisai aš nesakiau, bet jis mane apkaltino. Iš kur sužinojai? Vadinas, tai tiesa? Vertė Nomeda Miselytė, skaitė Vaida Domonytė ir Rita Žirgulis. Garso režisierius Andrius Polavičius, įgarsinta LNK televizijoje.